Projektą statau pats, 7 dalis, darbai aplink namą. Nu ir ką, startuojam pavasaris, kovo mėnuo, pastebėjom, kad labai daug vandens, nes visur sunkus molis, tai buvo priimtas sprendimas iškasti prūdą, kad visą tą vandenį kažkur nudrenuoti. Nu ir ką, kaimynystėje radom ekskavatorininką, išmatavom, kiek čia pas mus bus tie 3 arai ir prasidėjo darbai. Va, kaip matot iš nuotraukų, pagrinde dominuoja molis. tą molį nusprendėm, nes su išvežimu būtų labai brangu, nusprendėm paskleisti sklype toj vietoj, kur vienaip ar kitaip vis tiek planavom keltis, nes buvo žemiau netgi negu keliukas. Tai tą molį ir paskleidė. Ant viršaus užsivešim augalinį ir užsėsim pievą, užsisodinsim medžius. Štai taip atrodė jau iškastas tvenkinukas, kudra. O čia paskleistas molis. Gilį žadėjo 3 metrai, gal giliausiai vietą ir gavo 3 metrus, sunku pasakyti. Čia jau dariau persipilimą į šalia kelio esantį vamzdį po keliuku, kuris nueina link jau tikro tvenkinio. Na ir po visų darbų sklypas atrodo tikrai nekaip, bet su laiku susitvarkysime ir gal net parodysime sekančiam video, kaip atrodo susitvarkyti. Na ir netikėtai per Velykas gavom nemažai sniego. Turėjau su reikalais pavažiuoti iki miesto, tai vat pafilmavau, kaip atrodo kelias, parkas per Velykas. Neįprastas vaizdas, bet buvo visai gražu. Kiek pamenu, išsilaikė labai neilgai, gal tik tai pusę dienos. Skubus darbas buvo valymo įrenginio pastatymas, įrengimas. Tai tas pats kaimynas iškasė duobę, tačiau duobėje, kol sulaukiau rentinio, pakankamai greit prisipildė vandens, nes buvo pavasaris. Tai tą vandenį perpumpavau į pudrą, kuris ir turėjo būti. Čia jau pastatęs, abeje išbetonavau pagrindą, kaip ir rekomendavo po apačia. Čia taip rankomis iškasiau elektros laidui orapūtį tranšėją. Na ir vėl dar vienas šuo svečias, šįkart haskis. Matot, pavasaris, gegužės mėnuo, jeigu gerai pamenu, už keliuko pilno pienių. Pas mus po biškį pradeda auginėti žolė. Na ir kaip žadėjau, užsivežėm augalinio. Čia šitas augalinis buvo paskleistas nuo tos vietos, kur kasė pudrą. Na ir švenčiam su šaltibarščiais darbų pabaigą. Pirmosios lysvės darže. Daug entuzijazmo, kad kažką užauginsim, bet sekėsi gana sunkiai pirmais metais. Šiltnamį irgi pasistatėm, irgi iš karto užsodinom. Paprikos, pomidorą, agurkai, tai tradiciškai pas visus. Na ir pirmoji vandens lelija. Vėlgi daug vilčių, kad jai čia puikiai seksis, bet man regis po pirmos žiemos jinai ir nebeišgyveno. Rezultatas. Na ir gavom krikštynas, liūtį. Tai liūtis padarė šiek tiek nuostolių, tai yra nuplovė šlaitus kai kuriuose vietose tvenkinio, bet susitvarkėm. Vėl svečiai, balionas praskrido visai virš namo. Tėvukas atvažiavęs tikrina, kaip sekasi prūdui pildytis. Ir galiausiai sulaukėme putų namo apšiltinimų iš išorės. Na, taip atrodo, kai viską susandėliavom viduj, tai užsistatėm visą svetainę putomis. Bet jeigu gerai pamenu, per savaitę gan greit jas ir sudėjom su broliu dviese.
Darbas su putom tikrai lengvas, greitai einasi, mes jas klijavom ant specialaus mišinio, tai yra ne ant putų, o ant skiedinio. Ir tada su smeigiam viską užtvirtinom ir užarmavom. Na ir vėlgi pastoliai toliau tęsiam tradiciją, statom iš to, ką turim. Sekantis etapas buvo gruntavimas, nugruntavom viską ir tada užtinkavom. Čia jau užtinkuotas visas. Irgi darėm patys. Sekantis buvo projektas iš likusių palečių ir vieno skardos lapo pasidarėm malkinę, kad turėtumėm kur susidėti visokias medinės atliekas su kūrenimu. Sekantis buvo terasa. Na, o po terasos sekė jau ir trinkelių pagrindo paruošimas. Tai čia matote jau sudėti borteliai ir suvibruota skalda acijos. O čia garažas, apie kurį papasakosiu kitoj serijoje, kaip sekėsi jo statyba. Dar vienas buvo mini projektėlis, tai laiptų išsibetonavimas link daržo nuo namo pakilos. Tai irgi kaip juos daryti išsijutubinau ir pasidariau, labai paprasta pasirodo ir laiko jau 4 metus puikiai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitame epizode apie garažą.